Varome į Veneciją. Čia žiūrėkit, taip atrodo Venecija. Viskas internete fake. Jo. Ame negėtau tiesiog. Rumtūro laikas. Mes turim netgi 3 lovas. Mes turim radiatorių. Mes turim laidą. Mes turim vaizdą. Julytė, parodyk vaizdą. Skrendam. Here they have the fridge. Here they can cook. Go ahead. And here the washroom. I'm already shuffling here. Pirmoji diena Venecijoje, tiksliau mes dar ne Venecijoje, šitam tokiam rajonėlyje. Nes dabar vyksime pavalgyti, nes pusryčiams nieko nevalgėm. Vakare mes atvykome ir viskas veikia iki 8 vakaro, visus prutus. Tai eisim pavalgyti. Varysim į Veneciją turbūt, žodžiu, Julė mano gidė, tai viską pamatysim. Bet šiandien plauksime į salas, tai bus, manau, įdomių vaizdų. Ragazzi. Taip va. Radom vietelę, kur atsisės ir valgysim savo sumuštinius. Servetėlės. Ačiū. Cheers. Pasakys, kad 10 ryto. Grinai. Ponia. Tai toks fake, jau. Gerai. Dabar planuosim plaukti į salas. Ten yra bilietėlis už 5 eurus visai dienai. Tai mes bandysim jį imti. Dabar einam ieškotis, kur nusipirkti bilietėlį. Bet wow. I love it. I love it. Tiesiog. Oi, koks langas gražus. Mama. Jaučiuosi kaip koncentracijos stovyklai. Nuoširdžiai tariant. Koncentracijos stovyklos. Nu, bet toks susigrūdimas. Varim į tokį miestelį. Murano. Bet koks mielas. Čia tik pradžia. Labai dar ten buvo miela. Okei, nebuvo gal. Va, turgelis prasideda toksai pas mus. Suknytės. Čia kaip Korfu dabar vaibas. Kur senamiesti parduotuvės. Donald Duck. Donald Duck buvo ir buvo Pinokio. Šitas miestelis yra skirtas jums, jeigu dėmite spalvotas spalvas, norite būti tarp spalvų, nes tikrai priduoda tokį išskirtinį vaibą, būtent miestelio išskirtinumas ir yra spalvoti namukai, pastatai. Tai buvo labai labai smagu. Mes atplaukėm į antrą lokaciją. Ir jos pavadinimas? Murano. Murano. Jo, teisingai. O? Čia yra miestas įžymus savo dirbiniais iš stiklo. Iš stiklo. Žiūrėsim stiklą. Nu dabar jeigu rasim jo. Tikiuosi. Labai ten. Pam, pam, pam. Varom valgyti picų. Kaip liūtas daro? Va. Su kauliuko. Jo. Žiauri gražu. O dėžiu, koks laikrodis? Su horoskopais. Žiauri gražus vaizdai. Visur tiesiog labai graži katedra. Mes atvarėme į vietą, kur gali rasti meilę. Žmonės čia gyvena. Yes. Ja, mes norim turėti antrą pusę kažkada gyvenime. Gerą žmogų, prašau. Ačiū. Jeigu kam įdomu, kur šita vieta yra,
Tai štokia gatvėj ir štai čia. Mes eisim fotkintis. Tai yra parduotuvė tiesiog. Kur salotas vakarienė. Rytojaus vakarienė. Už kem, vakarienė už 3. Jo. It's balanced, taip. Regular shop. Antra diena ir mes varom į Veroną. Žiūrėkit, kokie vyrai jau. Mes pasidarėm nuotrauką, bet mes buvom garbingos ir mes nelietėm krūtinės, taip? O jeigu prilieti krūtinę, ką tai reiškia? Laimė, meilė, ką tu mėgsti. Ajo? Meilės ir Reikės pagooglint, bus paaiškinimas už sekundės. Informacinis intarpas. Tai sakoma, kad palietus jos dešinę krūtį atnešama sėkmė meilėje. Bet tai yra tiesiog turistų tradicija, o ne istorinis kažkoks dalykas. Tai tiesiog visi daro tai for fun. Ir vieniems tai yra žaismingas gestas, kitiems nepagarbus, bet ši mažytė apeiga tapo dalimi meilės miesto istorijos. Tai kaip tradicija įvyko jau Veroną ir panašiai, nes man realiai irgi buvo tas ryškiausias dalykas apie Veroną, kurią aš girdėjau, kad reikia priliesti Džiuljetos krūtinę ir panašiai. Bet jo, pasirodo, tai yra tiesiog turistų išgalvotas dalykas, o ne tiesa. Bet jo, visi mes delusional, tai Albert. Orai Veronoje gal ir nelabai mūsų sužavėjo, bet vis tiek stengiamės išlikti pozityvas, vis vien esam kelionį į užsienį ir atradome labai fainą vietą pavalgymui, kur valgėme pizzas, salotas ir atradau naują receptą su balzamiko padažu plius aliejum mirkyti batoną, o dieve kaip skanu ir galiausiai tiramisu, itališkas tiramisu. Labai patiko, buvo skanu ir noriu išmokti gaminti namie. Tai va, dabar kopsime į kalną. Va tą kalną. Ir iš ten turėtų atsiverti gražiausi Veronos vaizdai. Tai va. Pažiūrėkite, mes dabar esame ant kalno. Ir žiūrėkit, kokie vaizdai eina savo. Vibes. Labai. Good? Kaip blogai, kad yra šitie streikai. Ir mums jau tas pas buvo Palerme, kai gyvenom. Pameni? Taip. Mes ten buvom namie, galėjom eiti namo, čia nesuturim kur eiti. Tai dėl streikų yra 3 papildomi traukiniai atšaukti mums reikalingi. Antras informacinis intarpas. Tai norėjau šitą pakomentuoti, nes šiaip Italijoje dažnas dalykas yra, jog kaip Lietuvoje dėl autobusų pas mus streikai būna ir žinoma, kaip yra nefainai, ypač kai neturi teisių ir negali nuvykti kažkur, kur labai reikia su viešuoju transportu, tai tenai su traukiniais, o ten tai yra didžioji dalis transporto, ypač kai turistas esi ir vėlgi be teisių. Tai toksai, bet jo, galiausiai radome autobusą, ačiū Dievui buvo, ir nuvykome iki Venecijos su autobusu. Šiaip įdomus faktas, kad įeiti visą Venecijos zoną reikia iš anksto pasidaryti leidimus, kuriuos galima pasidaryti nemokamai internetu ir jūs ramiai tiesiog užeinate. Cornetto con pistachio con cioccolato cappuccino, короче. Assassino. Brain rot TikTok. Crumble cookies. Jo, Italian version. Taigi lietui lyjant nusprendėm pasislėpti H&M, kas labai patiko, jog čia yra maišeliai skėčiams, tai nereikia nešiotis tų drėgnų skėčių su savim, o tiesiog įsidedi į maišelį ir viskas. Na, toliau pėdinom pavalgyti. Labai skanių makaronų ir jeigu būsite Venecijai, prašom.
Parodyk man savo makarus. Toliau Julija bus dabar gerutė jau, nes nebuvo pikčiurda, nes buvo alkada. Kaip triufelių kvep, eina savo. Aš pasėjau, kad aš žiūriu triufelių pamėgau. Wow, tiesiog geriausi makaronai. Jo, dabar reikia rasti kur atsėsti. Ten parašyta, kad negalima sėdėti ant tautų ir perėjimų, nes bus 200 € bauda. Bet tai žmonės sėdėjo. Jo? Vakar, užvakar. Ne. Tai tam tikrose ėmėjus. Okay. Taigi tai yra mūsų paskutinioji diena Venecijoje, mes pasimėgavom pagaliau gerų orų, pragiedrėjo, šitas šuniukas man priminė iš Arielio šuniuką ir vykome namo. Taigi štai tokia trumpa kelionė į Veneciją, 3 dienų. Patarimas jums, jeigu randate, pamatote pigų bilietą, pirkite, keliaukite, matykite pasaulį. Tikrai yra smagu, bet jeigu norite kažką plačiau sužinoti apie tam tikras šalis, apie mane ir taip toliau, galite pasiekti mane socialiniuose tinkluose, TikTok, Instagrame, pagrinde. Ir jo, į kitų kelionių.